Sveiki. Šiandien noriu Jums pristatyti pokalbių ciklą su ypatinga pašnekove, kuri jau 12 metų gyvena Norvegijoje. Tačiau tuo pat metu Lietuvos sveikatos mokslų universitete studijuoja gyvensenos medicinos magistratūroje. Tai Vidmantė Solominė. Jo pavardę ar teisingai ištariau, galvoju. Taip, panašiai. Taip, aš jau minėjau. Tai, kai stengiuosi jūs kuo tiksliau pristatyti, matau puikų pavyzdį, kaip šiandien galima vienu metu puikiai jaustis gyvenimo pulse tiek Norvegijoje, tiek Lietuvoje. Taigi, esate slaugytoja, konsultantė subalansuotos mitybos klausimais. Taip pat konsultuojate moteris ir šeimas patyrusias kūdikio netekį. Čia šiuo atveju, man atrodo, yra svarbu, kad ne tik profesionalios žinios, bet ir asmeninė netekties patirtis, kuri leidžia geriau ir suprasti ir kitus. 21 metus dirbate sveikatos sektoriuje ir jau 12 iš jų Norvegijoje. Kalbant apie patirtį Norvegijoje, vėlgi galima akcentuoti 6 metų patirtį dirbant Norvegijos profesinės sąjungos atstovę, o taip pat suaugusių slaugą tiek ligoninėse, tiek namuose, vaikų sergančių onkologinėmis ir kitomis sunkiomis ligomis slaugą. Taip pat esate klube Lietuvos profesionalai Osle ir tiesiogiai suprantu susijusi su Lietuva, palaikydama nacionalinę iniciatyvą Auginu Lietuvą. Na ir jeigu dar visai pabaigai, turėčiau dar pridėti, kad esate įkūrusi kartu su kolegė viešąją įstaigą Angelo mama, kurioje tenka būti ir projektų vadovė. Ir šiaip aš turbūt įvardijau veiklų, bet aš galvoju, dar ten neįvardijau, žinau, kad esate ir kažkokiam tai ten muzikiniam kolektyve, ir dar galima būtų vardinti, bet kadangi susitarėme, kad kuo būtų dinamiškesni ir ribotos trukmės tos raidelės, tai kažkaip tai aš galvoju, kad vien tas įvardymas gali užtrukti turbūt ilgiau negu pati laida planuota. Bet vėlgi, iš to viso, ką įvardėjau, tai jau aišku, kad su jumis galima kalbėtis labai įvairiais klausimais, bet kas mane sudomino ir kodėl pats aš, sakysime, paskatinau jūs įsijungti šitą ciklą, vėlgi, koks tai ciklas bus, labai priklauso nuo žiūrovų, nuo reakcijų, nuo to, kas bus įdomu, kaip pasirodys, bet tas toks generalinis klausimas atrodė buvo apskritai santykiai ir jų kultūra sveikatos apsaugos sistemoje. Ką tai reikštų, tai kad sveikatos apsaugos sistema yra sudaryta iš įvairiausių dėmenų. Tai yra ir pacientai, ir jų artimieji, ir gydytojai, ir slaugytojai, ir kai kur dabar ir sveikatos gyvensenos specialistai, ir slaugytojų padėjėjai, ir dar ten kitas techninis personalas, ir administracija. Ir visa tai turėtų veikti kaip tam tikras sklandus organizmas, kuriame vienas padeda kitam. Tada atrodo atsiranda sinergija ir atrodo toks bendras judėjimas. Bet dažniausiai įvyksta koks nors, sakysime, nesusikalbėjimas ar kažkoks tai trikdis ir tada prasideda situacija visai kitokia. Tuo labiau, kad mes labai dažnai kalbame apie Norvegiją, apie apskritai šiaurės šalis, kaip apie tokį pavyzdį, kaip gali būti visa sveikatos sistema labai atidi žmogui. Tarsi ir atidi, tarsi ir medikui, ir ta prasme, ir kuris dirba, ir labai norisi iš tų pokalbių irgi kažką pagalvoti, ką mes galime perimti ir Lietuvoje, galvojant apie tą skandinavišką tvarką. Bet čia taip aš bandžiau tik tai nubrėžti pokalbio kontūrus, o dabar norėčiau perduoti daugiau iniciatyvą jums, Vidmante, ir tikiuosi, ko iš jūsų norėčiau. Aišku, tai viena vertus, tai visada, atsiprašau už smalsumą, bet tas klausimas apie tai, kaip atsidūrėte Norvegijoje ir kaip taip vis tiek išliekate tarp tarsi dviejų valstybių, jis neišvengiamai kyla. Ir kita vertus, man irgi labai įdomu, ko jūs pati norėtumėte iš to pokalbių ciklo ir kaip jūs įsivaizduojate, apie ką prasminga kalbėti. Taigi, Vidmantė. Ačiū, gerbiamas Andriau. Ir labai pirmiausiai noriu padėkoti, kad mes galime susitikti, kalbėti ir kad jūs pamatėte mane ir mūsų taip likimas suvedė, kad mes, sakant, mano iš tikrųjų, gal aš netgi pradėsiu nuo antro jūsų klausimo.
ko aš norėčiau ir tikėčiausi iš to mūsų ciklo pokalbio ir kodėl aš manau, kad vertinga skirti laiką savo ir jūsų kalbėti apie tai, tai padaryti, pirmas dalykas, tai pasidalinti patirtimi, gerąją patirtimi, gerąją praktiką ir kartu netgi galbūt paminint apie tai, ką galima keisti, ne? Nes kad yra skirtingi akcentai, ir akcentas į tai, kas veikia, ir į tai, kas gali būti geriau. Ir kad tas mano toks ir buvo per šitos 12 metų, laikas nuo to, nesakykime, ne nuo pat pradžios, bet į antrą pusę einant, kad aš noriu, jaučiu tą labai stiprų ryšį su Lietuva. Ir kaip jaučiu? Dėl to, kad jisai man pradėjo jaustis ir atsirado, kaip sakant, prabudo patriotizmas, arba jį pamačiau, kas tai yra patriotizmas, gyvendama Norvegijai. Pamačiau, kaip norvegai švenčia savo valstybinę dieną, gegužės 17, National Dag, ir kokia yra atmosfera, kad tai yra, tiesiog visi turi ją švęsti, nes tai yra šventė su šypsena, su gera nuotaika, nepaisant, ar tai lietus, ar tai, kaip sakant, šiaurėje, kur visą laiką yra šalta ir vėsu, būna sniegas ir blogas oras, ar tai pietuose, ar tai per vidurį Osle, kur labai dažnai saulė šviečia. Tai tas apsirengimas nacionaliniais kostiumais, biunet norvegiškai, mes sakytumėm tautiniais savo rūbais, ar ne? Tai tikrai dar prie to galiu pridėti, kad būtent Norvegija ir žmonės jų draugiškumas ir tas parodymas didžiavimo, tiesiog užsidėti savo kostiumą, mane paskatino pačią nusipirkti tautinį kostiumą ir atsivežti į Norvegiją ir su juo eiti, eiseną paradę, kaip, eiseno ir ne tą dieną, ir būti, tiesiog dalimi to visos šventės. Ir sulaukti labai daug komplimentų, nes mūsų tautiniai kostiumai yra labai labai gražus. Tai netgi tas, sakyčiau, kad tas išvykimas, kaip sakoma, net ir gilinantis, klausantis, skaitant, kad kas vyksta su mumis, kai mes išvykstame iš aplinkos, kurioje nuolat gyvename, kad pas mus atsiveria tarsi kiti sensoriai. Mes kitaip matome patys save, matome aplinką ir netgi ir sakoma, kad atvykę žmonės į kitą šalį labiau pamato dalykus, ką toj šalyje reikia daryti, ar ne, ir integruojas, ir pati naujoves pamato. Tai čia toks vienas aspektas, bet mes kalbame apie tai, kaip galima būtų, ką galima dalinti, ką galiu dalintis ir ką galime dalintis, nes tikrai žinau ir tas sekimas Lietuvoje veikiančių ir organizacijų, ir ką paminėjau, Auginu Lietuvą, šitas nacionalinė iniciatyva, projektas, tiesiog žmonėm rūpi, kas vyksta, kas daroma ir neša tą gerą žinią. Tai aš apie tai, kad visur yra visko, ir Norvegija, ir Skandinavija vyksta įvairių dalykų, kalbant, jeigu dabar minant apie tą sveikatos sistemą, tai tikrai vyksta įvairių dalykų, bet tas yra, kad mes nuolat mokinamės, žiūrime, kas veikia ir kas neveikia, ir tokiu būdu geriname, keičiame tą. Tai dar trumpai apie tai, kas mane atvedė ir kaip aš atvykau į Norvegiją, tai tiesiog smalsumas ir galbūt, sakykime, tokia 30 gyvenimo metai, tokia ne amžiaus krizė, bet tiesiog 30 savo gyvenimo metais, kai aš jau buvau dirbusi beveik 8 metus Kauno klinikose ir su vaikais, vaikų slaugoje, onkologinių ir kitų, ir taip pat ten šeimos gydytojo, tiesiog įvairių privačių ir valdiškų praktikų turėjau. Ir tas smalsumas tiesiog, o ką galima dar? Ir būtent taip netikėtai tas skelbimas, kad ieškome slaugytojų į Norvegiją. Ir tai yra tas etapas ir grįžtas, praeiti konkursą, atranką ir mokintis kalbą, nes, kaip mes žinome, ir Lietuvoje mes norime, kad su mumis gydymo įstaigose kalbėtųsi lietuviškai, taip ir Norvegijoje. Valstybiniam sektoriui privaloma kalbėti norvegų kalba. Tai tas norvegų kalbos mokinimas, jis buvo darbas, nuolat, kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro, ir laikyti egzaminą ir atvykimas į Norvegiją, kur šalis, kaip sakyti, tokia mistika savo kalnais ir troliais ir kažkuo paslaptingai žuvim ir visą ką. Ir ta sveikatos sistema, kuri buvo man labai įdomus, smalsu, nes, norėjusi sužinoti. Ir tai atvedė toliau į
irgi pažintį su slaugytojų profsąjunga kaip organizacija, nes būtent tais metais, kai pradėjau dirbti, čia 2011-2012 metais, tai buvo jie, kad šventė 100 metų jubiliejų kaip organizacija, tai mane tas labai taip, wow, nustebino ir labai pradėjau norėti gilintis į tą veiklą ir kaip jinai veikia. Ir iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai tapti slaugytojų profsąjungos nariu, tai vienas yra dalykas, tikrai savanoriškai ir yra suprantama didžiai daliai slaugytojų, kad jos privalo būti jame ir būna. O kitas dalykas, kad atstovauti slaugytojų profsąjungą, tai irgi yra darbas ir ne visi tą renkasi, nes tai yra būti tarp darbuotojo ir tarp darbdavio dažnu atveju. Aš matau jau dabar, man te matau mūsų būsimiem pokalbiam labai daug temų, tai pradedant ir tikrai įdomus labai klausimus yra susijęs ir su pačia profsąjunga ir būtent tuo atstovavimu kaip paieška to bendrojo gėrio, svarbiausia, kaip suderinti interesus, nes pas mus dažnai profsąjunga irgi įsivaizduojama tik tai kaip toks, vieno intereso bandymas kovoti su kitu interesu, taip iš tikrųjų kaip surasti tą bendrąjį gėrį. Man labai įdomu, kad jūs kalbate irgi apie tautinius kostiumus ir apie Norvegijos, tą tokį tautinį pasididžiavimą. Mes vis taip baiminamės, kad didėjant įvairovė, Norvegija tikrai yra įvairus kraštas, kad kaip tik ta tapatybė gali išplaukti, bet irgi čia yra toks labai gražus pavyzdys. Dar mes kalbėjomės čia ir prieš tą ciklą, kad labai įdomu kalbėti apie tą įvairūs lygmenys, būtent sveikatos sistema, man labai įdomu iš paciento žvilgsnio, žvelgiant iš tos pačios slaugytojo žvilgsnio, iš gydytojo žvilgsnio, nes tas slauga, ypač kalbant apie slaugą, man atrodo, kad Lietuvoje, tai mes turėjome slaugytojas jau po reformos, bet tai buvo tokia profesija, kurios, iki šiol mes sunkiai kartais galime atrasti. Dabar pamenu, neseniai Seime mes pasakėm, kad šeimos gydytojo komandoje gali pilnai, turi didelę atsakomybę turėti slaugytoją ir kartais išgirsti tokią reakciją, tai ką dabar bus slaugytoja. Tai ta prasme, tarsi mes mažiname kokybę, galvojant, kad kartais slaugytoja tai yra tokia, prastesnė gydytoja. Tai turbūt irgi apie šitą turėsime aptarti. Bet dabar dar irgi norėčiau, dar šiandien, tam pirmam įvadiniam pokalbiui paklausti, tas pirmas įspūdis visgi tarp Lietuvos ir Norvegijos sistemų. Pagrindinis įspūdis, pagrindiniai dalykai, tai kad labai viskas reglamentuota, labai viskas aiškiai, netgi prieš pradedant dirbti, yra labai stipriai tikrinama. Pavyzdžiui, reikalaujama iš policijos patikros, kad nėra jokių pažeidimų, kad gali dirbti tas žmogus su sveikatos sektoriuje, nes yra institucijos, ten vaikų teisės taip pat ir rajoną, kad turi būti pateikti policijos patvirtinimą, kad neturi jokių nusižengimų susijusių su tuo. Tai toks vienas dalykas mane irgi labai kiekvieną kartą taip, kai sakyti, glumina, bet ir kartu labai, aš sakyčiau, džiaugiuosi dėl to. Kitas dalykas irgi visi, kad dokumentai, ar ne, autorizacija arba licenzija kitaip. Tai mūsų lietuvių ES šalyse įgytas išsilavinimas, tai mes gauname tą licenciją lengvai čia ir tai šitas dalykas, licenzija, pavyzdžiui, Norvegijoje autorizacija yra išduodama visam laikui, tau iki 80 gyvenimo metų, bet mokinimasis kursai, tai yra pačios slaugytojos atsakomybėje. Pas mus Lietuvoje yra 5 metų laikotarpyje, turi surinkti tiek ir tiek valandų, jeigu to nesurengi, prarandi licenciją. Aš galiu prisipažinti, mano lietuviška slaugytojos licencija negaliojanti, nes aš nerinkau jokių valandų Lietuvoje ir mano veikla darbas buvo Norvegijai. Nors čia aš lankiau kursus ir mokymus, kuriuose ir siuntė darbdavys, pavyzdžiui, susijęs su demencinių ligonių slauga. Ir buvo suteikiama galimybė lankyti, dirbti ir taip pat mokytis tuo pačiu metu. Kursus tos lankytis su kolegomis ir gauti pažymėjimus ir juos pritaikyti praktiškai. Dabar, tai toj pačioj pradžioje irgi labai dar toks man buvo įdomus, mes kaip tikrai atsimenu patį pirmą tą mūsų atvykimą, apmokymas.
ypatingai didelė reikšmė yra apmokyti naujai atvykstantį darbuotoją. Ar jisai laikinai dirbantis, ar jisai pastoviai bus dirbantis. Yra didelė reikšmė ir labai svarbus dalykas. Priešgaisriniai visi apmokymai, kaip evakuotis, kur evakuotis, ką padaryti, kokius veiksmus daryti. Šitas vyksta nuolat ir atnaujinama repeticija po repeticijos, net, kaip sakyti, repetuojama skyriaus vadovas, vedėjai, kaip sakyti, jeigu skyriaus dažniausiai ta vyresnioji slaugytoja, taip pavadinkime, jinai atsakinga už tą nuolatinį irgi praėjimą to priešgaisrinės rundą norvegiškai, bet tokio priešgaisrinio rato. Saugos. Tai va, tai tokie labai tie dalykai ir tas apmokymas sąrašas, ką turi praeiti, kur padaryti, susiję tiek su pačia kompiuterinė, pavyzdžiui, sistema, kur naudojama pacientų registravimui, duomenų visą. Ir dar kitas, taip pat, dar net ne tai, kad kitas, bet labai svarbus dalykas, tai yra konfidencialumo taisyklė, konfidencialumo pasirašymas, įsipareigojimas irgi, kad visi, kurie dirba, jie privalo laikytis konfidencialumo ir neturi teisės kalbėti už darbo apie tai, kas vyksta darbe. Nu, prasme, minint vardžių, pavardžių ar ne, apie šitą mes kalbame visą labai dalyką. Situacijas tarp kolegų mes aptarėme ir būna tikrai tas reikalinga ir svarbu, kad aptarti, kalbėti, kas vyksta, ir konfliktinių situacijų būna tarp artimųjų, ar ne, ir galbūt ir pacientai, kurie neadekvatus, kai kurie dėl jų savo sveikatos būklių. Įvairių tikrai dalykų būna, bet konfidencialumas jisai yra labai labai pabrėžiamas ir svarbu labai laikytis. Bet Vidmante, ar aš teisingai suprantu, kad visi šitie reikalavimai pirmiausia yra kuriami paciento saugumui kurti? Tai ta prasme, kad pirmiausia, kad aš turiu omeny, kad mes tikrai galėtume garantuoti, kad labai čia yra iš tokio rūpesčio, kad pacientai žinotų, kad jis nebus ten apkalbėtas, kad jis ten nesusidurs su žmogum, kuris galbūt ten turi kokiu nors ten ar agresijos potrukių, ar dar ten, kaip pas mus ypač su vaikais dirbant, kažkokiu tai dar kitų. Tai čia toks yra iš tos pusės pirmiausia, ar ne? Konfidencialumas, ir dar taip paminėsiu, dar praplėsiu, kad šiaip sveikata, žmogaus sveikata ir sveikatos būklė, tema apie tai pokalbis yra konfidencialus, arba tai yra tema, kurią šiaip labai atsargiai reikia užduoti klausimą žmogui, pavyzdžiui, Norvegijai. Nes darbdavio atveju darbdavys neturi teisės klausti, pavyzdžiui, priimant į darbą, šiaip arba net ir nedarbingumo metu, net neturi teisės klausti, kokia priežastis tavo nedarbingumo. Tai, čia toks kitas aspektas, bet grįžtant apie konfidencialumą ir tas visas taisyklės, taip, tai abipusiai. Ir pacientas, paciento artimieji, ir taip pat įstaiga, darbuotojai. Čia visi paliečiami yra šitoje vietoje. Beje, labai, vėlgi tema, tai mes čia dar tema yra bus ir tada apie stigmatizaciją, nes klausimas mes Lietuvoje dažnai turime su darbdaviais ir kovojame dar su stigmatizacijos reikalais. Bet mes jau įsivaizduokite, kalbame 18,5 minučių, kai viskas atrodė, tai viskas labai greit pralėkė ir man šiandien tikrai svarbu yra veikiau pristatyti Vidmantę ir kitame pokalbyje mes kalbėsime apie labai konkrečią temą. Tai ir norėčiau paklausti, Vidmante, tai nuo ko pradedam? Kaip jūs pasakysite, Andriau, kaip jums girdisi? Aš tada iš karto anonsuoju, kad man atrodo labai įdomu, mes pradėjome kalbėti apie konfidencialumą ir pakalbėkime apie paciento. Tai apie paciento įėjimą Norvegijoje ir ką mes galim išmokti iš to paciento teisės ir pareigos. Ir tikrai apie tą. Ir tikiuosi, tada labai norėčiau, kad ir jūs visi žiūrovai, klausytojai siūlytumėte klausimus, nes mes, sakysim, su Vidmante pabandėme tokį, kaip sakyti, metam meškerės ir bandome atverti klausimus, bandome kalbėtis, kas man atrodo ypatingai yra svarbu, būtent apie santykių kultūrą, kur man atrodo, kad ir Lietuvoje mes daug, aš pats Seime vadovauju smurto ir savižudybių prevencijos komisijai, kurioje pagrindinis klausimas yra psichologinė gerovė. Tai
yra klausimas ir apie tai, kad mes jau pradedame kelti psichologinės gerovės klausimus, jeigu mes norime gyventi kažkada tai kaip šiaurės valstybės, tai pirmiausia ir turime rūpintis ir va tai santykių kultūra, ne tik materialiniais dalykais. Tai tikrai labai laukiu jūsų klausimų ir šiandien kalbėjome tokį vadinėjau įdoj su Vidmante Sauminienė. Vėlgi pavardę, dar išsakykit jūs. Ačiū, Andriau. Gerai, jūs viską labai. Gerai, Ačiū jums, Andriau. tai va, ir tada iki kito karto ir tikrai mes tada bandysime, kad tos laidos ši gavosi apie 20 minučių, galbūt per tokias trumpesnės laidas kažką tai papasakoti. Tai ačiū labai. Ačiū ir lauksim jūsų klausimų.